aš nebūsiu išimtis. Ir šiaip ar taip norėčiau tik pasakyti, kad tėvas garsėjo iš tikro, jau buvo pasakyta, tokiu ne tik kuklumu, bet apie kurį čia minėjau. Jis garsėjo savo sąžiningumu ir dora. Jis gyveno dienos metu viešumoje ir vakare po darbo vieną gyvenimą, o ne du. Ir tai šiauliečiai jautė ir turbūt tai garsino jo vardą. Jautė ir jo principus, ir suvokė juos. Ir užtat, kada sovietmečiu aš susitikau su buvusiais šiauliečiais jau Vilniuje, tai daugelis jų man pasakojo, koks populiarus buvo Petuchauskas Šiauliuose. Pavyzdžiui, profesorius Budreika, žinomas architektas, man pasakojo, kad Petuchausku žavėjosi visa, buvo tada studentas Šiauliuose, visa studentija, jaunimas. Dievaitis, senas teatralas, buvęs kažkada ir to Šiaulių teatro pokario direktorium, savo kabinete, aš atvažiavau ten teatrologu, kaip teatrologas man irgi atsargiai manydamas, kad aš slėpiu šitą faktą, kad mano tėvas buvęs, reiškia, viceburmistru, aš niekada neslėpiau, rašiau apie tai, turėjau už tai nemalonumus, bet čia netai dabar svarbu. Tai jis man irgi pasakojo apie tėvo domėjimąsi kultūrą ir taip toliau. Ir seniai aktoriai, Pinkauskaitė ir kiti, man taip pat yra pasakoję apie tai, apie ką aš dabar kalbu. Aš galėčiau pasakyti, galbūt verta paskaityti bendrai visa spauda, ne tik tai Šiaulių, Biržų, aplink kitų miestų. Tiesiog šiaip respublikinė spauda. Pilna, galima sakyti, pilna, galima surasti nepaprastai daug. Mes pradėjom ieškoti su žmona, gilintis nuo metų spaudą, tai ne taip paprasta, kadangi žinutės yra, bet iš tų mažų žinučių galima susidaryti tą vaizdą, ko užsiminėjo viceburmistras. Aš pacituosiu tik porą sakinių iš poros laikraščių. 27 metai. Laikraštis Lietuvis rašo. Prezidentas Smetona iškilmingose vartuose iškilmingai sutinka Šiaulių savivaldybė, organizacijos, visuomenė, miesto vardus sveikina ir raktus įteikia Samuelis Petuchauskas. 38 metai. Apžvalga. Balandis Birželis rašo apie Jokūbo Frenkelio ir kitų didžiųjų Lietuvos Šiaulių ir kartu Lietuvos pramonininkų, kurie savo produkciją šiame dalimi ir tada eksportavo į užsienį. Jų vardu ir jų lėšomis buvo renkama, tai buvo 38 metai, kvepėjo naujų karų ir žydų bendruomenė susirinko savo pinigus, nupirko didžiulę dovaną, ginklus, kaip nekeista, ginklus Lietuvos kariuomenės Šiaulių įgulai. O pavyzdžiui, manau, kad dabar jau nebėra gyvųjų tarpo, tų, kurie galėtų atsiminti ir prisiminti, pavyzdžiui, 31 metų didžiulį mitingą, kuris vyko čia kaip tik šitoj aikštėj, kada susirinko tūkstančiai lietuvių ir žydų ir bendra mitingė jie protestavo prieš žydų pogromus tuometiniame Vilniuje. Tai buvo grandiozinis mitingas. Ir vėl tenai, kaip ir perdodant pramonininkų ginklus, ir ten, ir čia kalbėjo Samuelis Petuchauskas. Ir aukotojų vardu, ir žydų, kurie protestavo prieš pogromus Šiauliuose. Nu, tai tokie yra tik tai kelios ištraukos, bet tokių galima cituoti labai ilgai, mes ilgai kalbėtume. Noriu tik pasakyti dar apie tai, apie ką galbūt niekas per daug nežino ir Šiauliuose. Apie tai, kad Petuchauskas pasirodo buvo ne tik tai ekonomistų, ne tik tai toks teisininkas iš profesijos nedirbęs,
teisininkų nei vienos dienos, vis dėlto buvo ir toliaregis politikas. Jisai savo iniciatyvą, ir žinoma, kartu su Sondeckiu, kuris jį palaikė, tada būdamas burmistru, jau 27 metais, pagalvokit, tai buvo jauna nepriklausoma Lietuva, iškėlė idėją, kad reikia bendrauti su gretimų šalių savivaldybininkais, reikia bendrauti su gretimų šalių žmonėmis ir pirmiausiai su artimiausiais kaimynais, su latviais ir estais. Ir jau 27 metais surengė susitikimą, pavyzdžiui, su estų savivaldybininkais, būdamas įsitikinęs, kad Lietuva, kaip demokratinė respublika, kuriama ne seimuose, ne kabinetuose ir lozunguose, bet pas jūs, ponė merė. Šitam lygyje, seniūnijų, merijų lygyje, kada žmonės bendrauja su žmonėmis. Ir šitą jis suprato, kad tai turi būti ir tarptautiniu metu. Ir buvo surengtas toks susitikimas labai gražus, apie tai liudija ir Aušros muziejui esantis labai įdomios šitą prasme nuotraukos, kuriuose mes matome, kaip Batumauskas susitinka su Tartu, kadangi Šiauliai buvo antras miestas, su Tartu savivaldybininkais, bet iš tikro estai labai suteikė tam daug reikšmės ir atvažiavo ir Talino savivaldybininkai, ir visos Estijos savivaldybių sąjungos pirmininkas. Visi jie dalyvavo ir visų pavardės mes galime rasti tose nuotraukose. Jos yra užfiksuotos Aušros muziejaus nuotraukose, aš irgi jas turiu, mane Saulius Sondeckis vadovavo. Tai įdomu, kad po to kartu su Sondeckiu ir dar porą savivaldybininkų, reiškia savivaldybės darbuotojų, lietuviai važiuoja tais pačiais metais, apie tai kalba irgi spauda, važiuoja ir nuotraukos, važiuoja į Rygą, kur vyksta pirmasis visų Pabaltijo 3 respublikų, Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestų sąjungų, miestų savivaldybių sąjungų pirmasis suvažiavimas. Ir tame suvažiavime irgi dalyvauja žymiausi Estijos, Latvijos žmonės, o kadangi tai vyko Rygoje, ir ten irgi yra nuotraukos, kur dalyvauja ir Petuchauskas, ir Sondeckis, taip, ten irgi dalyvauja, suprato tai jaunų tų mūsų kaimynų, taip pat neseniai atgavusių nepriklausomybę respublikų vyriausybė, suprato tą ir aukščiausi pareigūnai dalyvauja. Šitą suvažiavime kalba ir dalyvauja ir Latvijos ministras pirmininkas, premjeras yra jo pavardė, tuometinis ir Seima pirmininkas tuometinis, taip kad galima įsivaizduoti, kad ir Latvija ir Estai suprato. Ir manau, kad tada, 27 metais, kada Petuchauskas Samuelis inicijavo šitą tarptautinį bendravimą demokratinių respublikų savivaldos žmonių lygyje, dar niekas ir nesvajojo turbūt apie būsimą Europos Sąjungą.